jaunos moterys su Playboy imperijos įkūrėjų. Nejau vos 25 merginos dėl 85 senuko išties eina iš proto. Eina, sako Skyla. Tik ta jų meilė kitokia, nei jūs įsivaizduojate. Gražios moterys anot jos ieško tik turtingo ir galingo vyro. Ką tau gali pasiūlyti studentas? Nieko, o juk visos nori puoštis, žibėti deimantais ir gerai gyventi, sako Skyla. Parodykite man tą kvailę, kuri to nenorėtų. Tik klausimas, ką už tai reikia sumokėti, ir šį vakarą Skyla apie tai papasakos. Beje, pati Skyla šiandien bedarbė, tingiu dirbti, neslepia lietuvė. O kam, jei turiu kas išlaiko, stebisi Skyla mano klausimu. Ji ištekėjusi iš turtingo 15 metų vyresnio verslininko. Skyla sako, kad tų mergyčių šalia Playboy senioko kredito kortelės neturi limito. Žinoma, tai trunka tiek, kiek gražuolė būna įdomi milijonieriui. Lietuvė sako, kad čia Los Andžele, o ypač Holivude tokios poros įprastas vaizdas. Jaunutė gražuolė ir šalia jos į senelius tinkantis už tai velniškai turtingas dėdė. Sakau Skylai, kad ir Lietuvoje tokia pora taip pat nieko nestebintų. Sugar daddy arba kitaip saldusis diedukas. Taip meiliai mergaitės čia vadina gerokai pagyvenusius milijonierius, turtingus ir įtakingus ponus, už kurių pinigus jos trokšta gyventi. Tai tų mergaičių kelias į jų svajonę, sako lietuvė. Tikras turgus, jų Holivude sukasi įtakingi šou verslo rykliai, prodiuseriai, režisieriai, kino studijų vadovai. Net trumpalaikis romanas su tokiu garantuoja karjerą. Dėl tų diedukų vyksta tikros peštynės, juokiasi Skyla. Juk jaunučių gražuolių Holivude suskridusių iš viso pasaulio ir svajojančių tapti ekrano žvaigždėmis tūkstančiai, o milijonierių, galinčių apmokėti jų svajones vis dėlto netiek daug. Iš tikrųjų, čia yra labai normalu turėti vyresnį amžių draugą, vyrą. Čia nieks nebus, kad tok, žinai, ateisiu 90 metų, žinai, nieks net nepažiūrės. Visi supras, dėl ko tu su juo. O dėl ko tu su juo? Nu, of course, dėl pinigų. Ir dėl meilės. Ar ten yra meilės? Kaip tu galvoji, tokiuose santykiuose? Of course yra meilė. Visada yra meilė. Pinigam? Pinigam ir vyrai. Kai tu pažiūrė tą seną, jisai mokslinis, auklės, turi pinigus, jis eina su tavim restoraną, jisai turi pagarbą iš visų, jis eina kaip I'm the boss. Dabar eik su Janu, kuris nieko neturi, nueisi, tai kas tu būsi. Tu nejauti tokio, žinai, power. Moteris nori turėti, žinai, kad kai tu eini su vyra, tu turi vyrą, žinai, kad ne tai, kad, žinai, aš deitinsiu 20 metų, 25 metų, tai kas man iš jo, jisai dar vaiką, žinai. Nebent jisai, žinai, milijonieriaus sūnus. Bet tai būtų tada geriausia? No, of course, yeah, žinai, bet jie turi irgi savo, žinai. Na, čia žinok, žaidimas vyksta Holivude. Kas, žinai, ką laimės ir kiek čia laimi nedaug. Labai nedaug laimi. O kiek tų tavo draugų iš tikrųjų buvo paliktos? Pagyveno 2-3 metus gražų gyvenimą ir sako viskas, bye honey? Daug yra paliktų ir daug yra nusinešiojusių ir daug yra, kur nueina šokti, kai jom 30-35 šoka. Šokti į striptizą? Yeah. I mean, aš sakau, Holivudas yra labai sunkus gyvenimas. Labai sunkus gyvenimas yra, ką tu matai per televizorių, čia yra niekas, žinai, niekas. Nunešiotos kaip šlepetės gražiausios merginos iš viso pasaulio. Liūdna. Tačiau anot Skylos toks spindinčio Holivudo neafišuojamas veidas. Milijonieriai merginas keičia it kojines, jie netokie kvaili, mat nusibodusios vietoje atsirasti svajoja dar 10. Nulaižo grietinėlę ir palieka. Skaičiuojant atvežė 100 000 naujų modelių, panų, aktorių per metus. Išlipa iš lėktuvo 18 mečių. Tai latsai 100 000 atvažiuoja per metus, ane? Kiek tu matei ant televizijos naujų? 50, 20 maksimum. Paskaičiuok, kiek jų atvažiuoja ir kiek nieko negali. I mean, tu kažką gausi, jeigu tu bandysi tą, bet kas būna atvažiuoja jaunos panos ir boys, vaikinai į Los Andželą ir čia yra dirty, kaip pasakyti, toks... Purvina. Nu, toks, kur tave įsirbė į tą gyvenimą naktinį. Tai tu, žinai, pradėjai eiti out. Kiekvieną naktį eini out, nes galvoji, jeigu išeisiu, mane pamatys kas nors. Tai daug jaunų panų išeina out. Parties.
nuo ko pradėsime, drugs, kokainas. Nu, žinai, tu įklimpsti į tą duobę ir labai sunku iš jos išeiti. Ir štai tada žlunga svajonės tapti žvaigždė, sako lietuvė. Belieka ieškoti darbo, kad pragyventumei. Kai kurios merginos ima sukti galvą ir mokytis, tačiau ne vienai karjera baigėsi besisukant aplink striptizo baro stulpą arba medžiojant sugar daddy. Gal saldusis diedukas ją pastebės? Dauguma, aš sakyčiau, galvoja, kad taisyklė yra, kad blyčinsiu plaukus, įsidėsiu makiažą ir atrodysiu kaip hooker, stripper. Lots of girls galvoja, kad taip žinai jums bus, bet aš sakyčiau, jeigu nori surasti tikrai, kuris tavim bus, kuris tam draugaus turi būti high class hooker. Privažiuojame Skailos namus. 2 aukštų namas daugiau nei 1000 kvadratinių metrų pačiame West Holivudo centre. Nekilnojamasis turtas čia kainuoja nuo 3 iki 15 milijonų dolerių arba 40 milijonų litų. Užrašytas mano vardu pabrėžia lietuvė. Beje, netolies tame pačiame Los Andžele namus turi dainininkai Madonna, Christina Aguilera, Robbie Williamsas, Rod Stewartas, aukštuomenės deivė Paris Hilton, aktoriai Leonardas DiCaprijas, Cameron Diaz, Angelina Jolie. Mus pasitinka jos sutuoktinis 42 Jeffas, verslininkas, kuris užsiima interneto verslu. Juodu susituokė jau 5 metus. Nors namas išties labai erdvus, pora su Skailos sūnumi iš ankstesnių santykių išsikėlė gyventi į ramesnį rajoną, o šiuos namus dabar nuomoja. Nei Holivudas, nei West Holivudas netinka šeimai ir vaikams, sako Skaila. Čia legali žolė, populiarūs kiti narkotikai ir laisvas gyvenimo būdas. Tai tikras liūnas, kuris iš pirmo žvilgsnio labai patrauklus, tačiau jame įklimpus gali liūdnai baigti, sako jau 13 metų Amerikoje gyvenanti lietuvė. Čia gali gauti viską, brangutė, sako Skaila. Kokie čia vakarėliai vykdavo, džiūgauja Skaila? 250 itin svarbių svečių vienu metu, tarp kurių ne viena žvaigždė. Kai jos nori pasislėpti nuo paparacių ir pasilinksminti, yra labai dosnios. 50 000 tiek jos man sumokėjo už namo nuomą parai, patenkinta Skaila. Garaže namo nuomininkų Ferrari ir Lamborghini, keli milijonai po vieno garažo stogu. Įprasto čia gyvenimo atributai. Išgirstu, kad vos 15 į Ameriką pas mamą atvykusi tuomet Audronė svajojo tapti farmacininkė ir net čia studijavo farmakologiją bei dirbo vaistinėje. Tačiau įspūdingo ūgio liekna žydrų akių mergina greitai suprato, kad priešais fotoobjektyvą uždirbami pinigai mažiau džiovina smegenis, o ir daryti tai kur kas smagiau. O be to vyras pasiūlė ją išlaikyti. 10 000 už fotosesiją, kam vargti prie nuobodžių knygų, nustemba Skaila pamačiusi, kad man toks jos pasirinkimas kelia abejonių, bet kaip sakoma, kiekvienam savo. Be to, jos 15 metų vyresnis sutuoktinis Jeffas turi pakankamai pinigų gražiai žmonai išlaikyti ir tenkinti jos užgaidas. Kam dirbti, jei gali nedirbti, merkia akį man Skaila. O jeigu vieną dieną tavo vyras paliktų? Nepaliks, aš jį paliks. Bet jeigu jis paliktų, tu liktum kaip ir be pragyvenimo šaltinių? Ne, tai aš turiu mamą. Kuri tave išlaikytų? Padėtų? Oh, yeah, any minute. Man tai nėra problema. Bet mama, matyt, negalėtų suteikti tau tokių namų, mašinų? Yra kiti vyrai, kur suteikta. Tai nėra problema. Nebėjai pasenti? Oh! Give me a towel. Aišku, bijau. Čia, kas yra baisiausia Holivude, tai senatvė. Skaila sako tikinti, kad Jeffas ją tikrai myli ir nesusiras jaunesnės, kaip čia įprasta. Plastinė chirurgija man padės, įsitikinusi gražuolė, tačiau jeigu kartais taip nutiktų, kad turtingas sutuoktinis ją iškeistų į kitą, Skaila jau savimi pasirūpino. Kelis milijonus kainuojantis šis namas užrašytas jos vardu. Skaila mus pakviečia į Sky barą, iš kurio matosi visas Los Andželas. Būtent čia šalia baseino merginos apsirengia bikini ir medžioja turtingus vyrus. Filmuoti čia griežtai draudžiama, mat čia renkasi daugybė žvaigždžių. Dar vakar čia pietavo serialo Draugai žvaigždė Jennifer Aniston. Tačiau keletą kadrų užfiksuoti mums pavyksta. Kaip jos atpažįsta milijonierių, klausiu. Juk koks milijonierius prodiuseris dirbantis su žvaigždėmis gali atrodyti itin prastai. Marškinėliai ir apiplyšę džinsai. Viską daro pažinti, šnibždama ant Skaila. Reikia klausinėtis ir būti smalsiai. O kaip Skaila susipažino su Playboy imperijos karaliumi Hefneriu?
Štai šiuose 2000 kvadratinių metrų ir 150 milijonų vertės kainuojančiuose rūmuose 85 milijonierius gyvena su savo zuikutėmis. Visas pasaulis stebisi ne tiek, kaip manoma nuo Viagros vienausimi apkurtusio senioko meilę jaunutėms merginoms, kiek jaunučių merginų norų su juo miegoti. Ką jos gauna už tai, klausiu Skailos. Jis legenda ir daugelis merginų trokšta pasišildyti net jo šešėlyje. Jos trokšta išgarsėti, būti rodomos per televiziją, bet tuo metu, kai jos ten pasigyvena, jų kredito kortelės neturi limito – barteriniai mainai. Tačiau merginos turi laikytis griežtų taisyklių, sako Skaila. O koks yra iš tikrųjų, tau teko su juo bendrauti, koks yra iš tikrųjų žmogus? Nusėmęs tą kaukę, tą... Jisai niekad neturėjo kaukės. Jisai yra, kas jisai yra, jis niekad su kaukė nemačius. Jisai yra, kas jisai yra, jisai parodė, kas yra. Jisai geras žmogus, jisai yra labai strict. Savo girlfriends, jisai turi, jos negali eat out. Jos negali turėti kitų boyfriends. Jos negali have sex with someone else, žinai. Yra rules. Yra rules, kada turėti savo kambarį miegoti, žinai. Efas turi kiekvieną sekmanį filmų vakarą, žinai. Aš iš tikrųjų nebus jo filmo vakarą, bet jisai daro 30 metų, žinai, filmus. Jis labai mėgsta žmonės. Bet tu negali turėti kitų vaikinų, tu negali išeiti į vakarėlius be jo žinios, tu turi būti tik su juo, o ką tu gali, ta prasme, tau yra mokama kažkiek pinigų per dieną, ar mėnesis kažkiek duoda? Tu viską gali, tu skraidai visur, žinai, su jo private jet, mašinos tau. Skaila su Hefneriu susipažino tada, kai buvo viena iš 10 pakviestų merginų, ant kurios dailaus kūno per Hefnerio viloje surinktą vakarėlį buvo piešiama. Merginos tuomet pasitikinėjo svečius. Kaip tu patekai į didelius vakarėlius? Į vakarėlius su žvaigždėmis, į Hefnerio vakarėlius? Pažintys. Viskas pažintys, ką tu pažįsti, žinai. Hefneris garsėja ne tik Viagra žaidimais iki ryto, bet ir triukšmingais vakarėliais, į kuriuos beje Skaila visuomet gauna asmeninį pakvietimą. Lietuvė sako, kad nusibodusias zuikutes seniokas išprašo be ypatingo vargo. Kokių tu matei istorijų? Tarkim, gyveni pas Hefnerį, mėnesį, 2-3, būni jo mergaitė, tu jam patinki, tu viską turi, tu vykdai taisyklės, neturi kitų vyrų, būni gera, nepavydė. Negali pavydėti. Negali pavydėti ir vieną dieną ateina jisai ar ateina jo darbuotojai ir sako, tau jau laikas įsikraustyti. Tu atsibodai. Susitiksime iškart po reklamos.